Kai atsibūdęs ryte už lango pamatai žiemos pasaką, galvoje nejučia ima suktis legendinės Gyčio Paškevičiaus dainos žodžiai. Atsimerkio ne auksas, kas labiausiai auksut viską, daug labai keistų dalykų atsimerkęs pamatai. Sausis iš tiesų šiemet buvo pasakiškas. Gal todėl nei cepelininis dangus dažnai keitęs vaiskę mėlynę, nei nuolat per nulį į vieną ar kitą pusę šakinėjanti oro temperatūra neaptemdė to pasakiško grožio, leidosi pasimėgauti tikra lietuviška žiema. Spustelėjus šaltukų ir storam ledui gražiai padengus mūsų kūdrą buvo dar smagiau. Veiksmo čia netrūko. Tiesa, kas rytą tekdavo nukasti nuo ledo šviežiai iškritusi sniegą. Tačiau tai buvo ir smagi mankšta ir puikiai pramoga. Tiek patiems mums, tiek užgriuvusiems mūsų draugams. Darbo netrūko ir Barborai per žiemos atostogas atvažiavusiai paviešėti pas mus keletą dienų. Nu šaunuoliai, klausykit. Nu liuks, labai fainai. Nu. O Magdė, tu? Aš matai, atvalau žieklam. Jum ir pačiūžų nereikia, matau. Nereikia, matau. Pažiūrėk, šitą šluotą kur nors patrauk truputį. O, matai, matai. Dar. Todėl paprastai eina su batais iki kūdros. Kitą kartą eikit su batais iki kūdros ir ten persiaukit. Nu ir kaip, Magdė? Kaip gražiai nuvalė. Aha, kas valė? Net mes taip su Barbora net nenuvalė. Tik tai nelabai sukinėjasi. Nu tai va, čia... Toksai, ledas toksai. Nu čia pagalastės reikia turbūt labiau. Nu? Rodi klasę. Mūsų pirmieji žingsniai. Nieko, pradėk čiuožti, raumenis pajaus. Bet ant Gedros iškart stabiliai jaučiu. Bet dar pas mus čia keletą naujokų varnių. Nu, pačiuošk, Liutaurai, šiek tiek. Aš radau užšalusią rokūžę. Gražaus laiko ant ledo užteko vaikams tiek atnaujinti savo čiuožimo įgūdžiams, tiek išmokti naujų piruetų. Man taip kaip Magdai, aš bandžiau taip daryti, bet man... Ne, tu moki geriau. O, šaunuolis. Nu? Nori pagyvas. Ką? Aha, nemačiau. Kartais pavyksta, kartais. Kas čia dabar to? Kas čia eina per... Nieko iki pusės blauzdų, apie 30 centimetrų.
pabandom. Taip, kur čia? Nežinau. Deja, geri dalykai netrunka ilgai. Orams atšilus teko padėti į šalį pačiūžas ir pasitenkinti paprastesnėmis veiklomis. Lauko veiklas keitė laikas namuose. Magdės džiaugsmui, kaip jau minėjau, keletą dienų pas mus viešėjo geriausia jos draugė Barbora. Mergaitės ištisas dienas kūrė lėlių kambarius ir žaidė juose, diskutuodamos apie spalvas, dekoro elementus ir kitas smulkmenas. Kur aš keliu? Barbora, atsisėsk aukščiau. Ne, tai ten, kur aš keliu. Ok, dabar čia. O, vaikeli. Gerai, Aš tave pakelsiu. Aš tave pakelsiu. jeigu mane pakelsi, kelsi, tada ir man. Saugiai? Pakeik. Jo. Dabar Magda, dabar kartu ateik. Magda. Oi, manau, nepakelsi, nes tu mane taip sunkiai pakėlė, tai nemanau. Palauk. Reikia man atsistok normaliai. Aš kai atsistoju iš karto. Kadangi sužainam, tai... Kaip tu tai darai? Galiausiai lėlių kambario idėja išvirto į mini projektą, kurį pasiūliau Magdai pristatyti draugams per mūsų projektinį susitikimą. Ir nors Magdai tai pradžioje atrodė per menka idėja, vis tik sugalvojusi, kaip ją praplėsti, susegė visus savo kurtus lėlių kambarius į knygelę, o į vokus sudėjo surūšiavusi įvairius žaidimo aksesuarus ir detalės. Čia galim atidaryti ir čia vidai bus žmonės. Kitaip tariant, išėjo toks tarsi atbulinė tvarka atliktas projektas, kai nesugalvoji, ką darai ir sieki tikslo, bet kai padaręs reflektuoji tai, nuo ko viskas prasidėjo, kaip ėjosi ir kas iš to išėjo. Kaip kad pernai išsiaiškiname, Magdės natūrai toks projekto vykdymo formatas yra daug priimtinesnis. Mat priešingų atveju, jei nebaigto projekto eigoje jai kas nors primeta savo idėjas, Magdė pasijunta praradusi savo unikalią projekto idėją ir nebenori jos tęsti. Tuo tarpu jį be niekieno įsikišimo jį viską padaro pati, toks projektas lieka visiškai jos ir nesuardo mąstymo tėkmės. Ir bus neturi. O kaip tu sugalvoji žaidimą pradėti daryti tas nuotraukas tokias ir laminanuoti? Tiesiog aš iš internete tiesiog ieškau idėjų, ką pastatyti namą ir radau visų, tai ten kambarių ir sugalvojau tokią idėją padaryti kambarį. Įdomu. Aš pati nemažiau mokausi leisti Magdai pačiai kurti savo projektus, o jį ima ir nustebina. Štai atradusi kūrybinę Toka World platformą, kurios pagrindu ir kūrė savosius lėlių kambarius, nusprendė, kad nori išbandyti kurti trumpus filmukus apie tai, ką jį toje platformoje daro ir ką atranda. Ir nors filmuoja jį labai mėgėjiškai, taip kaip pati moka, be jokio mūsų suaugusių įsikišimo, per 3 savaitės savo YouTube paskyroje sugebėjo pritraukti 1500 sekėjų. Čia jau žinoma savaime mokomės ir kitų dalykų. Saugumo internete, reagavimo į komentarus ir bendravimo su nepažįstama auditorija įgūdžių. Abu su Liutauru diskutuoja to pačiu apie savo draugų kuriamą turinį, apie tai, kam verta leisti savo gyvenimo laiką, o kam ne. Magdė šioje vietoje didesnė eksperimentatorė. Tuo tarpu Liutauras laikosi konservatyvesnės nuomonės ir kritiškai žiūri į savo draugus, kurie kelia į socialinius tinklus vertės neturinti turinį. O ir šiaip Liutaurui jau ima norėtis gilesnio turinio nei šiaip žaidimai. Ta proga važiavome žiūrėti Aurimo Valujavičiaus filmo Irklais per Atlantą. Liutaurui jis nepaprastai patiko. Sakė, kad galbūt geriausias filmas, kokį jam yra tekę matyti. Aš gyviliuosi, kad Aurimo pavyzdys jam sukėlė gerų minčių apie valią, ryžtą, užsispyrimą ir mūsų atliekamų darbų prasmingumą. Jo labiau, kad vis dažniau jis prabyla apie tai, kad neverta mesti pusiaukelėje to, kas pradėta. Šiemet yra toks tarsi lūžio taškas jo smuiko karjeroje. Tarsi jaučia, jog neįtin kažko jis su tuo smuiku pasieks, tačiau jau ateina tas supratimas, kad jau bet kokiu atveju yra šiokie tokie rezultatai. Todėl pusiaukelėje sustoti po tiek nueito kelio tarsi nelygis. Ir nors koncertuoti solo Liutaurui nepatinka, traukiame į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų, kuriame jis šį kartą groja Martinio Gavotą iš 3-osios Suzuki knygos. Nors sakosi nemėgstas groti vienas, tačiau jaudulio ant scenos nejaučia ir scenos baimės priešingai nei aš neturi. Jei aš vaikystėje ant scenos per visus egzaminus susimaldavau iš jaudulio, tai Liutauras visuomet pagrojo daug geriau nei repeticijose prieš tai.
O aš vis gailiuosi, kad Magdė nebetėse savo smuiko pamokų. Na, bet jei ne jos kelias, tai ne jos. Kad ir kaip man smagu būtų ją matyti grojančią, jos rankos užimtos kitais menais. Į rankas vėl sugrįžo 3D pieštukas ir jo gaminiai. Kartonas irgi ne paskutinėje vietoje. Vis tik yra laikas ir šio to rimčiau pasimokyti, o ne vien savo projektais ir menais užsiimti. Jei ankstesnėje mokykloje pusmečio atsiskaitimus atlikinėdavome iki kalėdų, tai naujoji mokykla pusmečio vertinimus vykdo sausio-vasario mėnesiais. Magdė lieja savo įtūžį prieš testus. Na. Na. Ne taip lengva paštetą sugriauti. Tai gal iš nugaros pabandyk. Maglė lieja įniršį dėl rašymo ir tekstų suvokimo testo. Magdei teko 3 sausio savaitė, kuomet kasdien reikėdavo atsiskaityti po vieną mokomąjį dalyką. Kiek pergyvenau, kad sunkiai čia mums su jais bus. Tačiau galiausiai pasirodė, kad nėra viskas taip jau blogai. Kadangi turime labai aiškės mokyklos duotas mokymosi gairės, progresas lyginant su rugsėju labai pasijautė. O ypač nustebau per anglų kalbos atsiskaitimą, kuomet Magdė pademonstravo daug geresnės žinias nei tikėjausi. Laisvai savo pasikalbėjusi su anglų kalbos mokytoja ir atsakiusi į visus jai užduotus klausimus, ir pati liko patenkinta ir man leido į jos savarankišką kalbų mokymąsi pasižiūrėti ramiau. Kiek sunkiau su lietuvių kalba? Na, čia jau nuo seno, ne jos arkliukas. Visgi lyginant su to pačiu rugsėju, ir čia padarė neblogą pažangą. Apskritai, įmant pusmečio testų rezultatais, aš likau patenkinta. Ir nors visada norėtųsi, kad vaikai mokytųsi stropiau ir greičiau, daugiau, džiaugiuosi, kad jie lėtai juda į priekį. Liutauro atsiskaitimai dar tik įsibėgėja, bet ir šioje vietoje matau šviesą tunelio gale. Gamtos ir humanitarinių testų rezultatai parodė, kad tai, ką mokėmės, jau daugmaž sėdi galvoje. O kai pavyks stipriau įsivažiuoti į visą sistemą, turėtų ir dar geriau eitis. Na, bent jau aš tikiuosi. Piešiu kaip tu. Labiau į kokį, nežinau, džiunglės medį. Tai ten ir krūmų kokių, ir žalių belė kokių, žinai. Kaip nupieši, kaip įsivaizduoji tu tą pelkę, taip ir nupieši. Va. Nu, pelkė. Žinosi, kad durpės apačioje ir vanduo. Nu, tai tik kontūrą padaryk ir bus tau balta. Va. Nu, gerai. Matosi ten tą, tu įžiūrėsi tą ramonėlę? Aš žiūriu, aš matau. Aš tai iš čia net nematau, kad ten Nu tai tu, aš žinai, iš kur ją jau nebematau. Tai agronomija yra mokslas apie ramonėlės? Bet čia tiesiog ramonėlė. Na gerai, toliau. Žemės ūkis. Žemės ūkį, kas tau asociuojasi su žemės O ūkiu? va, žiūrėk, kiek matos, kiek aš išnaudojau žalio, kiek geltono. Traktoriukas. Jis ore kaba, ar važiuoja kažkur? Važiuoja, va, ferma turi. Va. Gerai, žemės ūkis, okei. O, labai gražiai per laukus važiuoja traktorius, super. Tuo tarpu tarp visų atsiskaitimų skinamės kelią per įvairias pasitaikančias mokslo ledo lytis. Kadangi mokykla leidžia ir skatina įvairiais formatais atsiskaityti perskaitytas knygas, perskaitė Vilės vėl knygą Kaip mes išgarsėjome, gretiname ją su anksčiau mūsų išgirtąja Ronja Plėšiko dukra. Dvigubo burbalo minčių žemėlapiai eina į trasą. Magdė tuo tarpu bando perprasti tiesioginės kalbos ir kreipinių skyrybą, įsidėmėtinų žodžių rašybą. Ašgi pagaunu save, kad šiemet daug mažiau fotografuoju ir filmuoju. Nors mintis vis sukasi, kad būtų smagu. Tačiau yra kaip yra. Pasidžiaugime geriau tuo, ko galime.